Jeigu jūsų gyvenime dažnai būna taip, kad daugelis situacijų jūs įtraukia emociškai ir ilgai negalite nuo jų atsigauti, vis gyvenate jomis, tai vietoj to, kad jas analizuotumėt, verčiau pabandyti jas spręsti savo naudai. O tam reikia pasimokyti valdyti ar reguliuoti emocijas, mokantis keisti savo požiūrį į tai, kas vyksta. Ir tai tikrai yra jūsų valioje. Įdomiausia, kad kai jūs jau galėsite be tų gynybinių reakcijų būti savo gyvenime, bendrauti, siekti tikslų, pamatysite, kad viskas gyvenime iš esmės yra teisinga ir kad visada turite bent kelis pasirinkimus visose situacijose. O pradėję rinktis, pradėsite jausti, kad vis daugiau valdote savo gyvenimą. Tad kuo greičiau prisimsite atsakomybę už savo požiūrį į tai, kas vyksta, kuo greičiau pamatysite, kad atsitikus kažkam ne taip, kaip norėjote, be tos vienos dabar kylančios reakcijos turite bent kelias galimybės pasirinkti, kaip noriu dabar atsakyti, kaip noriu dabar pasielgti, sureaguoti, tuo daugiau pajausite turintys įtakos savo gyvenimui. Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Labai siūlau pradėti nuo paprasto pratimo. Emociškai sunkiose situacijose vietoj susitapatinimų su jas sakyti savo stop. Kas dabar vyksta? Ir į tą situaciją pažiūrėti tarsi iš šalies, paklausiant savęs, o kaip iš tikrųjų dabar aš noriu sureaguoti, ką pasirinkti. Būtent galėjimas rinktis ir daro mus laisvus gyventi savo gyvenimą, nesijaučiant priklausomų nuo aplinkybių ir žmonių.